tiesiog susimetėm savo metimus. Praeitos rungtynėse su Sporto Manija tiesiog komandai buvo juoda diena, o jie atvirkščiai, Sporto Manija kaip tik buvo geri. O šiandien, manau, atvirkščiai, tie Zanavykas nelabai pataikė, tiek tas pats Belevičius daug suklydo, Donatas gerai susigynė. Ir manau, tiesiog išjungėm jų lyderius ir tiek, nebuvo jo labiau Edgaro Stanionio, o mums tiesiog pakrito metimai, dėl to, manau, ir laimėjom. Kai pataikėm 3 ar 4 išėlės trajekus, manau, tai ir buvo lemiamas faktorius, jie ir subirėjo tada. Jo labiau gan jauna komanda, matau, kad visi nauji susirinkę, mes sen labiau pažįstami iš seniau dar, nuo sezono dar kas likę. Tai manau, tai irgi davė savo, kad visi jauni, visi nori įrodyti treneriui, galbūt pasistengia, galbūt labiau stengias po vieną žaisti. Mes labiau kaip komanda, jau mes viską įrodė. Nežinau, gal jėgų trūkumas, manyčiau. Vis tiek esame jaunimas, toks, nežinau, kaip turėjom gal kaip jos paimtant šviežumą, bet nepaėmėm. Tiesiog nežinau, jaunimas esam perdegėm, turbūt greičiausiai tokia priežastis pralaimėjimo, aš manau, mano nuomonė. Niekas nesitikėjo iš mūsų tokių aukštų rezultatų, bet mes parodėm, kad galim kovoti ir manau, kitais metais dar įrodysim dar daugiau. Tai džiugu, visą laiką smagu laimėti yra, visada smagu sugrįžti ir žaisti, dalyvauti. Aišku, kaip laiminėjai, plus 15 taškų ir ten ketvirtam kėlinykas šioks atsipalaidavimas įvyksta ir aišku, atsipalaidavom, priešininkai dasivijo, bet paskui susėmėm, ką žinau, ir išlaikėm tą persvarą. Galbūt keletą žaidėjų pirmą kartą žaidė finale, tai užtat biškį pritrūko patirties, manau. Praeitais metais užėmėm trečią vietą, šiais metais antrą vietą. Manau, teisinga linkme einu. Kitais metais eisim jau ant aukštos. Turėsim daugiau patirties. Varžovai paprasčiausiai galbūt šiek tiek turėjo daugiau talento nei mes. Užtat, kad laimėt, turėjom sužaisti virš galimybių, o to nepadarėm. Sužaidėm pagal galimybės, bet norint laimėti auksą, reikia biškį virš galimybių žaisti. Tai va, biškį nebuvo sėkmės mūsų pusėj, bet pelnytai varžovai laimėjo ir sveikinu juos.